Taip, tai Vilma Jankienė, kolegų žurnalistai, žurnalistų sąjungoje žino kaip kitokią žurnalistę. Aviacijos pasaulis, leidinys, kuris neplačiai publikai, teoriškai bent jau atrodo. Kaip tu pati save apibūdintum? Žurnalistė, aviatoriai, mėgėja. Kas yra Vilma Jankienė? Gal labai tikrai nelengvas klausimas. Ko gero, gal viskas tiktų. Ir žurnalistė, ir aviatorė. Norėčiau tokia vadintis ir būti, iš tikrųjų laikau. Juk skraidai, esi skraidžiusi ne kartą. Ta dalimi taip, turiu netgi piloto mokinio licenciją. Dar nebaigiau, reiškia, tų pamokų, kad galėčiau savarankiškai skraidyti, bet labai maga tai padaryti, o išbandžiusi skristi esu nuo parasparnio iki aktyvinio lėktuvo. Tai praktiškai viskas, kas Lietuvoje skraido, yra išbandyta. Tai kaip ir tos aviacijos esu ragavusi labai daug ir kadangi tai susilieja su žurnalistika, tai vis tiek, aišku, aš esu žurnalistė. Mano skrydis yra raidėmis. Vis tik tai čia yra, aš atiduočiau tam privilegiją, tai yra pirmumas. Vilma, ar tu sutiktum tie, kas dažnai, priekaištauja turbūt labiau žurnalistams už jų subjektyvumą, kad aviacijos pasaulis, tavo gyvenimo būdas ir žurnalistika iš esmės yra, tam tikrą prasme, labai ryškus subjektyvios žurnalistikos pavyzdys, nes tu tikrai nesi abejinga aviacijai. Absoliučiai teisinga. Aš negalėčiau iš tikrųjų nei paneigti, bet... Nes daug kas priekaištauja, kad žurnalistai pernelyg, pavyzdžiui, susilieja su savo tema, pavyzdžiui. Politikos žurnalistai su politikais pernelyg artimai bendrauja, kriminaliniam temam rašantys su policininkais labai pernelyg artimai bendrauja. Kas čia dabar? Aviacija tau irgi artima, reiškia, aviatorius pažįsti labai gerai su jais, irgi draugauji iš esmės. Daug kas tai galvoja, kad tai yra minusas. Tu panašu, kad kaip ir tie, kai kurie mūsų kiti kolegos, iš esmės nematai problemos, nes tu tiesiog to gyveni. Tai yra subjektyvi žurnalistika, publicistika ir, negirdėjau, kad nors, kad tu skūstumsi, kad pernelyg arti aviacijos esi. Taip, nesiskundžiu dėl to, kita vertus, pamirštame tai, arba nelyginame, iš tiesų, aviacijos pasaulį, tarkim, lyginam kada su įvairesnė žiniasklaida, tai tada matom pačią tematiką, tačiau jeigu žiūrėti į tą tematiką vien ją pasauliniu mastu, tai aviaciniai leidiniai ir žurnalai dažniausiai iš tikrųjų apie aviaciją rašo profesionaliai ir rašo apie aviaciją. Ir tų problemų ten nėra tiek labai daug. Ten, tarkim, jeigu triukšmo problemos, tai iš tikrųjų jos yra daroma, ko gero daugiausiai žmonėje stengiasi ir technologijomis išnaudoti tas, reiškia, aviacija keliauja į mokslos, technologijos, viskas aviacijoje yra sujungta ir ko gero didžiausia pažanga ten yra. Nepaisant to, kad žmonė galvoja, kad jį ten teršia, triukšmauja ir taip toliau, tačiau be aviacijos, kaip ir be kosmoso kažkokių technologijų mes jų gyvenimą absoliučiai neįsivaizduojam. Todėl, kuo labiau pažįsti aviaciją, tuo labiau norisi apie ją pagarbiai šnekėti. Čia yra paradoksas, tačiau taip tikrai yra. Ir tų minusų aviacijoje yra tiek nedaug. Ir problemų ar iššūkių iš tikrųjų nėra netgi tiek labai daug. Pati aviacija yra, kuo labiau profesionaliau ją pažįsti, tuo menkiau absoliučiai nebeįmanoma šnekėti nepagarbiai apie ją. Tai tos nepagarbos, tarkim, kurios yra labai daug iš kitų žurnalistų, labai norėčiau, kad jie labiau kaip tik ją pažintų ir tada aš manau, kad jų požiūris irgi pasikeistų. Man teko bendrauti su žurnalistais, tarkim, vykome kartu į Red Bull Race varžybas. Ir buvo tokia nuostata čia ir kažkokie irgi kairį lygį nori kažkokius kitus pilotus ir tokia menkumo kažkokio bando. Aš visą kelią taip tylėjau, nes supratau, kad oponuoti, kol jie to yra nepamatę profesionalumo ir kai mes iš tiesų matėm, kaip profesionaliai lakūnai skraido, kaip jie rizikuoja, koks yra meistriškumas, kokio aukšto lygio, nes tai yra iš tikrųjų jau Red Bullo ten, tarkim, ta akrobatika buvo kaip olimpinis lygis, jau aukščiau nėra kur, tarkim, ką galima su akrobatiniais lėktuvais padaryti. Ir kada buvo galimybė susitikti su pačiais pilotais, pamatyti, kaip dirba komandos, kaip sistema veikia, kad tos varžybos įvyktų ir kas žmonėms yra parodoma, tai atgal važiuojant buvo absoliutus, reiškia, aviacijos draugai tie žmonės tapo, tie žurnalistai, kurie tai regėjo. Tai, kas tai yra? Kuo geriau pažįsti, tuo mažiau tu kritiškas esi. Bet gal čia blogai tau kaip žurnalistai, kaip redaktoriai, nes aš skaitydamas to žurnalą, tikrai pasakius, irgi iki tol
Nedažnai mačiau jį kaip skaitytojas, mačiau daugiau kaip kolega, kuriam į rankas patekdavo būtent tavo dėka ir kai jau dabar žinau, kad 10 metų balandžio mėnesį švęsti savo leidinio, vis labiau pradedu galvoti, juk tai yra žurnalas, be jokios abejonės, kuris, na, šiek tiek panašus į blogus žurnalistų internete. Tai yra ten, kur žmonės rašo labai daug subjektyvizmo, kita vertus gilinasi į kažkokią temą, yra pakankamai profesionalūs ir ne visada ten rasi iš tikrųjų labai, na, neigiamo kažkokio požiūrį, kuris šiaip jau žiniasklaidoje dabar yra vyraujantis. Neigiamas į bet ką, apie ką rašai arba kalbi. Pas tave to nėra. Neigiamą fono aviacijai duoda visą kitą žiniasklaidą, tai mes negalim to paties daryti, mes bent tuom išsiskiriame iš tikrųjų. Taip. O sakyk, žiūrėk, pati aviacija, na, norim, nenorim, bet daugelis žmonių asocijuojasi paprastai su tais daiktais, kurie skraido. Kitaip tariant, su daiktais. Kai su tavim kalbuosi apie aviaciją, dažniausiai tu kalbi apie žmonės. Kiek profesionalumo, kiek skraidimo, kiek ten kitų dalykų. Ir iš tikrųjų dažniausiai kalbė apie žmonės. Nekalbant jau apie tai, kad tavo dėka man teko pamatyti gyvą kosmonautą, poną Volką. Čia kodėl taip yra? Kodėl aviacijoje ir aviacijos pasaulyje ir tavo žurnalistikoje dominuoja žmonės, kurie ten dirba ir gyvena? Nors pati minėjai, kad aviacija pirmiausia yra technologijos, tai yra mokslas ir panašiai. Taip, bet visą tai kuria žmonės. Ir iš tikrųjų, ko gero, aviacijoje apstu asmenybių. Jeigu žiūrėsime ir visas pasaulis, tai kas stumia aviaciją nuo brolių Raitų iki... Tai, kas vyko, visą laiką buvo susijęs su žmonėmis asmenybėmis, kurie ar Leonardo da Vinčio piešiniai kažkas žvelgia į paukštį, sugebėjo nuspėti kažkokią tai ateitį. Man labai gražu ir, tarkim, tokia asmenybė kaip Aleksandras Griškevičius, kuris mane tikrai labai sužavėjo, kad lietuviai prieš porą šimtų metų jau turėjo tokią asmenybę, kuris nepaisant aplinkos, kur žmonės nesuprato ir dar nebuvo lėktuvų, jis jau pranašavo, kad žmonės skraidys nepaisydami nei perkūno, nei lietaus ir ta prasme jisai tai numatė ir tai yra labai gražu, tai yra susijęs su žmonėmis. Žmonės norėjo skraidyti ir tai, ką dabar žmonės yra sukūrę, man tik yra keista, kad mes labai mažai išlaikome pagarbos tai kūrybai žmogaus. Nes lėktuvas skrendantis, ten tiek daug technologijų, aš neatsižaviu, aš kuo labiau pažįstu aviaciją, aš to daugiau į pagarbos jaučiu. Ir to yra įdomesnių dalykų teigiamų. Tada, kai žmonės jau viską žinos, tai kas yra aviacija, iš tikrųjų, kas yra teigiama joje, iš ko susideda lėktuvas ir kiek ten visko yra daug ir kartais gal todėl galėtų net žinodami daugiau nepykti, kad lėktuvas vėluoja ir yra atidedamas reisas, kada su žmogu ramiai pasišneki ir galvoja, ar jisai pats vėluoja kada nors gyvenime ar nevėluoja. O čia lėktuvas, jis yra labai svarbus. Jeigu jam kažkas atsitiko, jis vėluoja, tai yra normalu aviacijai, tai reikia suprasti, kad tai yra labai netgi normalu. Taigi, kuo daugiau žinai apie aviaciją, tuo daugiau norisi apie ją pasakoti ir mes dar tiek mažai per 10 metų esam pasakę, kad aš galvoju, dar kokį 10 metų teigiamai rašysim. Tada aš padarysiu tai, ką darytų tipiškas žurnalistas. Apie ką nors, kas sunkiau yra. Kas yra sunkiausia leidžiant aviacijos pasaulyje žurnalą? Būtent kaip redaktoriai, žurnalistai, be tų teigiamų dalykų, kurie suteikia daug matyti ir emocijų, ir jėgų. Kas yra sunkiausia? Leidžiant tokį žurnalą. Sunkiausia, ko gero, yra pasiversti į skaitytojo širdį. Iš tikrųjų, todėl kad žinių apie aviaciją kaip ir netrūksta. Tarkim, vis tiek, ar tai išradimas, ar lėktuvas, visą tai yra padaryta, ta prasme. Galbūt tų temų iš tikrųjų paieška ir mokėjimas. Gal pati ta kūryba iš tikrųjų, tos tematikos paieška yra sunkiausia ir kad skaitytojui vis tik tai būtų įdomu. Vėlgi įdomu dar ir pozityviai aviaciją domėtis. Iš tikrųjų mes platinam kaip ir virusą ir štai vakar minėdami Viktoro Ašmensko 100-metį Vilniaus rotušė gerbiamas Saulius Pilinkus prie manęs priėjo ir sako, ką tu padarysi su savo žurnalu, sako, viskas, mano sūnus, sako, sielą pardavė. Ir supažindino su savo sūnum 11 metų Bernardu, kuris metus laiko glėbės, skaito tą žurnalą visą. Ir tokių pavyzdžių mes turim. Man įdomiausia yra tai, kad vaikai skaito ir aš neįsivaizduoju, kaip vaikai galėtų skaityti apie tai, kad nukrito parašiutininkas ir ten, reiškia, išversti vidurius ir tai rodyti. Kas tai yra? Čia yra tikrai žurnalistika. Aišku, tai irgi yra žurnalistika. Tačiau vis tik tai mūsų leidinys, jisai lygiuojasi į pasaulinio lygio žurnalus, aviacinius, kurie iš tikrųjų tiek daug turi teigiamų ir įdomių naujienų, jas pateikdami, kad negalima žiūrėti būtent iš priešingo taško. Nepaisant to, mes vis tiek parodom ir tą kažkokią problemos mūsų žurnale atsispindi. Tarkim, jeigu paimsime Lietuvos aerodromus, padarėme apžvalgą per pusę metų, apklausėme ir aerodromų vadovus, ir visus
savivaldybių merus, tose savivaldybėse, kuriuose yra aerodromai. Tai vaizdas yra akivaizdus ir protingas skaitytojas pamato tiesiog viską pats. O ką jūs pamatėt? Per daug tos aviacijos Lietuvoje, per daug tų oro uostų? Apgailėtiną vaizdą ir būtent esmė yra ta, net ir tai, kad, tarkim, turime žurnalą ir turime profesionalių žmonių, tačiau akivaizdu, kad nėra kažkokios valstybės strategijos paklausimų. Įdomios, naudingos, profesionalios. Visada strategiją daro politikai. Tarsi jie yra kažkokie geriausi aviatoriai. Tarsi, vat ir trūksta kaip tik to profesionalumo. Todėl tas, iš tiesų ir merų požiūris yra nepakankamas, todėl kad nepažįsta aviacijos reiškia, jinai yra tokia nustumta į šoną. Ir tas nepažinimas duoda nuostolį valstybei. Netrukus švęsime vieno iš aviacijos lopšys Dariaus ir Girėno aerodromo 100-metį, 3 metai liko, ir matau, kad bus labai sudėtinga ir gal labai net nesugebėsim to pasidžiaugti, nes nėra to požiūrio. Tai man norėtųsi, kad iš tiesų tas aviacijos virusas plistų gerąją prasme, nes jo yra tiek daug ir žmonės čia gali išnaudoti ir dirbti, ir temų yra įvairių, ne tik skristi, yra ir aviacinis turizmas, ir paslaugos, ir įvairūs filmavimai, prevencija, stebėjimai. Labai daug temų yra aviacija ir aš pati net sakau, kad net visos ministerijos Lietuvoje yra susijęs su aviacija tiesiogiai. Tai pradėti vardinti tada galvoja ir švietimo, ir aplinkos apsaugos, ir krašto apsaugos ministerija, ir finansų. Absoliučiai visos ministerijos turi sąsajų tiesioginių su aviacija. Tai reiškia, visas gyvenimas yra su aviacija susijęs. Mes to nežinome. Bet ar neatrodo kartais mums, kad Lietuvoje, ypač kai kalbame apie kokias nors tokias ambicingas sritis, aš taip jas įvardinčiau, energetika, ta pati aviacija, tos sritys ambicingos dažniausiai turi iškart labai daug neigiamų arba, kitaip tariant, probleminių klausimų, todėl kad esame maža šalis, tada kalbama, kad trūksta pinigų, trūksta žmonių, visko trūksta. Ir diskusijos bet kurios, ar apie aviacijos plėtrą, ar apie energetikos plėtrą, nuolat susilaukia turbūt daugiau skeptikų negu palaikytojų. Tu kalbi visada su entuziazmu. Kas tau leidžia tikėtis kažkokio entuziastingo požiūrio į aviacijos plėtrą ir panašius dalykus, nes, pripažinkim faktą, Lietuva nedidelė valstybė, pakankamai neturtinga. Iš kur optimizmas? Už mane stovi 1000 aviatorių. Laukas žmonių. Bet pinigų tai neturi tiek, kiek reikia. Aš manau, kad čia yra net tų žmonių problema. Iš tikrųjų, tarkim, Lietuvos avialinijos kaip bankrutavo, po gero tai yra pavyzdys, kai ne pinigų trūko. Gal čia suvaidino kiti dalykai. Tiesiog politiniai sprendimai ir kažkas nusisavino kažkokią milžinišką dalį bendrų pasiekimų. Ir aš manau, kad čia yra kažkokio išprusimo mūsų reikalas, valdžios reikalas. Tai vėlgi tos strategijos nebuvimas, nežinai, kur eini, tai nežinia, kur ir nueisim. Teisingai. Tai va čia ir yra problema. Mes taip kitko šitą nekartą esam pasakę ir sudėliota yra viskas. Tik mes nedarome tokių baisių etikečių ir nebandysime vilkti. Dėl to, kad, tarkim, turime dabar Lietuvos kosmoso asociacija ryžtingai žengia į kosmosą žingsnius. Tai dar viena ambicija. Tai nereiškia, kad Masiuliui reikia dabar apvilkti su skafandru ir sakyti, jeigu susisiekimo ministerija palaiko, tyčiotis iš to. Bet garantuoju, kad ir tai taip gali būti. Todėl, kad mūsų toks noras yra taip pateikti, išversti vidurius. O kodėl? Turi atsakymą, kodėl išversti vidurius yra patogiau, negu rodyti gražesnę pusę žmogaus? Aš vėlgi sakau, čia yra tik neišmanimo dalykas. Neišmanėlių labai daug Lietuvoje? Neišmanimo. Gal tiesiog tos temos yra neišmanimo. Nesigilinam. Man patinka iš tikrųjų gilus ir rimti dalykai. Absoliučiai man tikrai tai yra įdomiausia. Man kaip tik ten, kur tušia, kur kažkas paviršutiniška yra blogai. Taip kaip ir istoriniai pavyzdžiai taip rodo. Juk koks, jeigu pažiūrėti pokarį, kada atsirado materialinė gerovė ir žmonės iš tikrųjų 7-8 metis pavirto terorizmu, skilo politinės kryptis, kaip tik patys didžiausi skilimai buvo todėl, kad žmonės tada jau buvo pasiekę didžiausią materialinę gerovę ir nebesirūpino niekuo giliai. Ir staiga suprato tai visuotinai. Man tas periodas yra labai labai įdomus. Aš manau, kad mes irgi gal pakeliui prie kažkokio visuotinio supratimo, atsibudimo, nes man atrodo, kad protingiau ir įdomiau išmanančiai žiūrėti į kažkokius dalykus yra, beprotai įdomu.
Čia žurnalistika be įdomumo turbūt negalimas dalykas. Tu pati sakai, kad sunkiausias dalykas yra sudominti skaitytojus, auditoriją, tema, kuri reikalauja labai profesionalaus požiūrio, nes nesuprantant aviacijos turbūt belieka tik tai žavėtis oro balionais, skraidyklėm, bet kažkokio gilesnio požiūrio apie politiką, strategiją, tos įti tikrai negalima kalbėti. Kaip tu įsivaizduoji, be tikrų entuziastų, vaikų, apie kuriuos kalbėjai, profesionalų aviatorių, tokių žmonių kaip tu, kurie pusiau profesionalus, ar galėtų domėtis tą temą, pavyzdžiui, įsivaizduoji savo skaitytojais Seimo narius, kitus politikus, ar įsivaizduoji? Taip. Ir mes tokių turime. Ar daug? Na, kadangi mūsų yra taip iš viso nelabai daug, tai tam tikrą skaitytojų dalį mes turime. Aš manau, kad mūsų auditorija yra apie 20 000 žmonių. Bet tai labai daug. Tai nemažai. O kaip pavyksta 20 000? Keičiasi, todėl, kad yra nemažai organizacijų, yra daug įmonių. Jūs pats nustebite, tačiau aviacija yra tiek daug įmonių ir žmonių, kurie skraido. Vien Lietuvos oro klubas yra apie 2000 narių ir prijaučiančių turbūt 3 kartus daugiau. Bet žinoma, tu tada laužai stereotipinį požiūrį, kurį ypač mėgsta dalis leidėjų, žurnalistų, redaktorių sakyti, kad Lietuvoje kokybiškos žiniasklaidos ir ypač žurnalistikos neįmanoma padaryti. Per maža rinka, per maža auditorija, per mažai pinigų, visko per mažai ir čia galima gaminti tik tokius pusfabrikačius. Tu laužai požiūrį įsigalėjus. Nereikia siekti pinigų. Jeigu mes būtumėm siekę 10 metų pinigų, tai tiesą sakant, mes jų ir neuždirbame tiek labai daug, tai to būtų neįmanoma padaryti. Yra kažkas daugiau negu pinigai. Tikrai čia yra, žinau, kad šita tema yra mano pašaukimas ir aš galvoju, kad jeigu per 10 metų mes tiek daug prirašėm visko, ką mes norėjom pasakyti, kita vertus tikrai turiu pasidžiaugti, kad mūsų straipsniai yra originalūs ir mes rašome reportažus iš Lietuvos, kad tai žmonės būtų atvykę kaip ir kosmonautai ar kažkas. Tačiau vis tiek tai yra lietuviški reportažai ir tai yra didžioji meilė būtent Lietuvos aviacija tai parodyti, kaip kas ten besijuoktų. Ir kai rimtai padiskutuoju, kalbėjau ir su Amerikos piliečiais, taip ir jie sako, aviacija Lietuvoje, jie tikrai juokėsi į veidą iš karto, bet pradėjo dėlioti akcentus. Pradėjo nuo vaikų sklandymo, muziejų, sklandytuvų gaminimas, 4 gamyklos tik pasaulyje gamina. Čia yra tikrai aukščiausias. Ir Lietuvoje yra būtent taip pat. Sklandytuvų gamykla su visa laboratorija, kur žmonės yra aukščiausio lygio, su mūsų sklandytuvais lietuviškais rekordai yra siekiami. Tai yra rimta iš tikrųjų. Vilma, gal čia irgi yra netrasti klodai, kai mes nuolat diskutuojam apie Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Politikai vis ieško strategijų naujų, drąsios šalies, dar kitos. Mes viską turim. Viską turim. Viską. Kad pakilt. Sparnai tai tikrai galėtų būti. Ir tai yra gražu, suprantama žmogui. Nuo papirinio lėktuvėlio kiekvieno vaikystė prasideda. Aviacijos mūsų širdise yra labai daug. Vytauto Martinkaus Žemaičio Garliavio knygoje Aleksandras Griškevičius sako, sakalais mes esame gimę, tik mes to nežinome. Tai jeigu labai trumpai, aviacijos pasaulyje žurnalas, keliais žodžiais apibūdintum, kurie yra raktiniai ir kurie tau atrodo svarbiausia ir labiausiai atitinka jūsų kredo. Turi tokį? Taip, apie aviaciją populiariai visiems. Ačiū. Prašom.